Nu, mes norėjom, vadinkim taip, sukovot su LKL komanda, o LKL komanda tikrai, aš manau, kad tikrai pajėgi. Iš esmės man truputėlį nepatiko tik tai mūsų žaidėjų per didelė pagarba varžovui, vadinkim taip, 3 kėlinius. 4 kėlinį truputėlį pradėjom žaisti laisviau, tas rezultatas sumažėjo ir aš manau, taip reziumuojant rungtynes mes vis tiek pakankamai garbingai sužaidėm šias rungtynes. Rungtynės, sakykime, vis tiek gavosi tokios mum, tai sakykime, gal truputėlį lengvos, tik tai paskutinės 3 minutės tokios gavosi, įtemptesnės kažkiek, leidom atmesti. O šiaip, buvo varžybos tokios, kokios ir buvo. Ar jautėsi didelis skirtumas, jūs dėl to rungtyniaujate NKL, tai yra nacionalinė krepšinio lygoje, ir koks skirtumas lyginant su tos lygos varžovais, būtent Lietkabelis? Šiandien aš manyčiau, kad tai ir buvo tas skirtumas, kad dideli žmonės, vadinkim taip, ir Ciprusas, ir Kupšas, ir Drungilas parodė, kad mes ir lentą pralaimėjom, pirmą rungtynių pusę mes atkovojom tik 9 kamuolius, parodė truputėlį galbūt skirtumą fizinių savybių ir ūgio. Aišku, mes neturėjom dar 2 didelių žmonių, bet iš esmės šiandien dienai galim reziumuoti tai, kad praktiškai pralaimėta kova dėl kamuolių, baudos aikšteliai, visos mikrodvikovos, turim tokį rezultatą, galbūt net per gerą, koks jisai turėtų būti. Mes kiekvienas varžybas einam laimėti. Čia nesvarbu, ar čia žaidžiam su Jonava, ar su Pasvalio, ar su Šiauliais, ar dar. Mes kiekvienas varžybas einam laimėti, sakykime taip. O kaip gaunasi, vėlgi, gaunasi, būna ir atsipalaidavimo, kaip šiandien, sakykime, atsipalaidavo. Aš sakau, kai yra plus 23 ten vienu momentu buvo, tai aišku, čia normalu, aš manau. Susidarė toks įspūdis, kad lyg ir motyvacijos galbūt šiek tiek trūko jūsų auklėtiniams, nes ir gynyboje, ir labai lengvai leidot priartėti varžovams, iš 20 kelių taškų liko vos 9. Ne, tai taip, pertrauksiu, 37 minutės buvo normaliai, paskiau, sakykime, vis tiek žaidė daugiau jaunimas. Tai būna, manau, kad ne vien mūsų komandai būna, kad plus 20 ir paskiau atmeta iki 10. Aš manau, kad čia normalu. Ar buvo kokie specialiai uždaviniai keliami, tarkim, derinių išbandymas, ar žaidėjų daugiau jaunų aikštėje laikymas būtent šiose rungtynėse su Jonavos Triumpėtu? Dabar matot, kai buvo pas mum 3 traumuoti žaidėjai ir realiai kažką ten strateguot, kaip sakant, nelabai buvo kada ir, nes 3 traumuoti žaidėjai mano pagrindiniai. Dabar jie 4-dienį turi jau atsigauti, taip sakykime. Tai kažkokie keliamų uždaviniai ne. Aš manau, kad mūsų žaidėjai yra jauni ir jie visi nori galbūt praverti to pačio LKL duris. Jiem papildomų, kaip sakyti, žodžių nereikėjo, motivacija yra pati, žaidžia arenai, žaidžia prieš LKL komandą, nori pasirodyti. Ir aš sakau, labai patenkintas Ryčio Juknevičiaus žaidimu. Galbūt net pirmas rungtynės sezone, kai jisai tikrai brandžiai sužaidė kaip žaidėjas. Kiti žaidėjai irgi stengiasi, kovojo, papildomai motyvuoti jų tikrai šiandien nereikėjo. Ko gali Jonavos Triumpėt komandos fanai tikėtis nacionalinėje krepšinio lygoje? Yra jau kokie suformuoti uždaviniai, vis dėlto sužaidė 12 varžybų ir kokia perspektyva? Pas mumis uždaviniai tikrai, kaip pasakyti, visą laiką kiekvieną sezoną keliami aukšti, tik tai su tais uždaviniais dabar teks truputėlį palaukti, nes praktiškai kiekvienas savaitgalis mums yra išlikimo rungtynės, kadangi mes likom dabar 7, 2 žaidėjai pasipildėm iš 2 komandos. Vienas žaidėjas irgi tik tai neseniai atėjo, tai praktiškai mūsų dabar likimas yra toks, kad kiekvienos rungtynės, kiekvienas taškas mums yra svarbus, kol nepasveiks, vadinkim, pagrindiniai komandos žaidėjai, tai reiškia ir Tadas Epižovas, ir Paulius Vaitiekūnas, ir Aurimas Urbonas. Tai aš didžiuojuosi jo komandą šį savaitgalį, kaip jin kovėsi, didžiuojuosi, kaip jinai atrodė šiandien su Lietkabeliu. Aš tikiuosi, kad vyrai tikrai už savo komandos draugus atiduos viską ir sukovos garbingai. Aišku, tikimės kiekvienose rungtynėse pergalę.